Sveiki, mėly bičiuliai, esu Viasat Futbol komentatorius Gediminas Reklaitis ir šią savaitę, kaip ir jūs visi, laukiu UEFA Čempionų lygos ketvirtfinalių. Pagalvokime, kaipgi jie gali klostytis. Paris Saint-Germainas prieš Barceloną viena įdomesnių ketvirtfinalio porų, arba, kaip aš ją vadinu, Zlatano kerštas Barcelonai buvusiai savo komandai, bet nemanau, kad Zlatanui tą keršto planą pavyks įgyvendinti. Barcelona jau lipa iš duobės, Barcelona susigrąžino iš JAV grįžusi trenerį Tito Villanovą ir keliaus į šių varžybų pusfinalį. Miuncheno Bayernas ir Turino Juventus tai yra neabejotinai pati įdomiausia ketvirtfinalio pora, du savo šalių gigantai, Vokietijos gigantas Miuncheno Bayernas ir senoji senjora Turino Juventus. Nemegojau daug naktų, kol nusprendžiau, kurią komandą reikia pasirinkti šioje poroje, bet aš tikiu Gianluigi Buffonu ir aš tikiu Turino Juventus komandos efektyvumu ir prie to paties noriu laimėti lažybas prieš kolegą Maksimą Vojevodiną. Todėl statau už Turino Juventus. Malaga prieš Borusiją. Malagos kelionė iš tikrųjų turi žavėti bet kurį futbolo romantiką. Komanda turinti daugybę finansinių problemų nužygiavo savo debiutinėme sezone iki pat ketvirtfinalio, bet vokiška drausmė, vokiška disciplina, kurią dar papildo šventoji Lenkijos trejybė Dortmundo Borusija. Komanda keliaus į kitą varžybų etapą, ji bus tarp stipriausių 4 komandų Europoje. Madrido Realas prieš Stambulo Galatasarajų man asmeniškai pati aiškiausia pora, neabejoju karališkojo klubo galimybėmis ir ketinimai žengti į kitą varžybų etapą, juo labiau dėl to, kad Turkijos klubo gynyba yra tokia pat organizuota kaip šios šalies turgus. Ten keliaujantis tautiečiai tikrai žino, ką turiu omenyje, o prie to paties dar norėčiau pridurti, kad Burakas Ilmazas tikrai ras galimybę įmušti savąjį įvartį, tačiau į kitą etapą keliaus Madrido Realas.